2026 metais minimalus atlyginimas yra 1153 eurai. Tai reiškia, kad skaičiuojant PSD mokestį, ar ne, PSD mokestį sodrai, mažosios bendrijos moka 80,48 eurų centus per mėnesį. Tai reiškia, kad šita suma turi būti pervesta iki mėnesio paskutinės dienos į sodrą. Mokėti reikia kodu 322, jeigu mokate į sodros sąskaitą tiesiogiai iki mėnesio paskutinės mėnesio dienos. Kodėl būtent siūlyčiau nevėluoti? Todėl, kad jeigu atsitiktų kažkoks įvykis ir jums prireiktų medicininės pagalbos, pavyzdžiui, pirmą mėnesio dieną, bet jūs nesumokėjot už pereitą mėnesį, nes galbūt tik vakar pasibaigė tas mėnuo, ir jūs nuvykstate į medicinos įstaigą ir sako, kad jūs turite apsimokėti už pirmosios pagalbos apžiūrą pagal galiojančius įkainius, ir kad gautumėt medicininę apžiūrą, sakykime, jeigu tai yra skubu, o reiškia sodra, nors jūs ir susimokėsite toje, pavyzdžiui, ligoninėje tą momentą, sodra vis tiek jums nuskaičiuos tuos pinigus tuomet, kada jinai tik galės. Ar iš jūsų įmonės sąskaitos uždės inkastinį, arba tiesiog nukreips pinigus į jūsų asmeninę sąskaitą. Tai todėl visada labai rekomenduoju, nevėluokite mokėti, o savo klientams visada sakau, užsidėkite mėnesio įmoką, jeigu galite banke, užsiprogramuokit, o jeigu nenorit, kad jums skaudėtų galva, tada tiesiog 80 padauginkite iš 12 mėnesių ir gausite bendrą sumą. Ir čia būtų 80,48 padauginti iš 12 ir už metus reikėtų sumokėti 965,76 eurus į sodrą. Ir jeigu dar kur mokėti reikėtų į sodros sąskaitą. Jeigu jūs abejojate, ar tikrai ta sodros sąskaita, visada pagūglinkit, susiveskit sodros sąskaitos, surenkamosios sąskaitos, ir jums tiesiog išmes Google'as ir jūs matysite, į kurią banko sąskaitą jums patogiausiai sumokėti, nes ten galėsite rinktis keletą bankų.